Mes šiandien lenkime prieš šios galvas ir gėrėmės jų žygiais visam pasauliu skelbti. Niekada nebedargausime ir visomis jėgomis imsime tėvynės laisvę. Kai kurie iš jūsų tiesiogiai prisilietėt prie tos dienos įvykių viename ar kitame mieste. Matėte, kas vyko tuo metu ir per savo gyvenimą, per savo 25 metus po šitų įvykių vertinote, ką mes turime, ką mes pasiekėme ir kur mes šiandien gyvename. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymas dėl pareigūnų apdovanojimų. Už ilgametę tarnybą vidaus tarnybos sistemoje apdovanojamas komisaras inspektorius Rolandas Čepaitis. Edgaras Piešinis. Viršina Saulius Dievas. Didvyrius mes turime pažinti ir juos matyti. Todėl prašau atsistoti. Ugnių Petrauską, Vincą Urbanavičių, Laimą Lauronį, Gintautą Narušį, Aureliją Matiukienę, Viktorą Janimėją, Zigmą Stonį. Romasis Vaitiekūnas, buvęs tuo metu milicijos, policijos vadovas. Pasilabinti ir pasveikinti su tokia data tuos, su kuriais kartu teko pamatininkų būti. Būti šalia, būti kolegom, išgyventi šitą visą ir nesijaus kažkokiais dideliais, kad mes kažką padarėme tokio vyrišką. Todėl šitas gautas valius buvo ir įstatymo ir žmonių. Tai, kas pažeidė įstatymą, jis turi būti atsakingas už įstatymą.